Didžiąją P pradedame rašyti nuo viršutinės linijos ir leidžiamės žemyn, kol paliečiame apatinę eilutę. Labai svarbu jos neperžengti. Dabar darome kilputę ir vėl kylame aukštyn iki pat viršutinės linijos. Ją palietę brėžiame raidės pilvelį, kol pasiekėme vidurinę eilutę ir sustojame palietę prieš tai mūsų brėžtą liniją. Tai yra rašytinė P didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją P raidę. Mažąją P rašome nuo vidurinės eilutės ir leidžiamės žemyn, kol kertame ir peržengiame apatinę liniją. Dabar grįžtame atgal ką tik brėžta linija ir darome lanką paliesdami vidurinę eilutę. Toliau leidžiamės žemyn, kol pasiekėme apatinę liniją. Svarbu jos neperžengti. Galiausiai darome lanką ir pakylame šiek tiek aukštyn. Tai yra rašytinė P mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją P raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis P raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis P raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.